Kągi, ponios ir ponai, ateina ta gražiai įsimintina akimirka. Taigi sužinoti, kas tapo, kas buvo išrinkti 2013 metų Šiaulių miesto ambasadoriais. Į sceną leiskite vėl sugrąžinti gerbiamą Šiaulių merą Justiną Sarkauską ir taip pat pakviesti mūsų viešnią Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę Loreną Graužinienę. Malonu, gerbiami pirmininkai, jūs matyti Šiaulių miesto gimtadienį. Ačiū, mėly šiauliečiai, sveikinus labai gražią jūsų miesto šventę ir tie magiški skaičiai, manau, kad bus ateinančiais metais dar daugiau suteiks jums meilės, laimės ir noriu pasakyti, kad turėsite dar ženkliai daugiau, negu turite šiandien. O koksgi miestas be žmonių? Taigi jūsų šiluma ir jūsų meilė spinduliuoja iš Šiaulių į visą Lietuvą. Todėl jūs ir esate Saulės miestu. Tai ačiū Jums už jūsų šilumą ir už tai, kad visoje Lietuvoje taip šviesu. Sveikinu su švente. O dabar, gerbimieji, leiskite paskelbti. Šiaulių ambasadorius. Šiaulių Saulės miesto spindulys. Žmogus istorija. Žmogus legenda. Šiaulių miesto garbės pilietis. Žymus dirigentas profesorius Saulius Sondeckis. Negali dalyvauti mūsų renginyje, tačiau dalyvauja jo sūnus Saulius Sondeckis ir jį mes kviečiame į sceną. Kaip ir lengva, aš irgi Saulius, irgi Sondeckis, bet tik tai 25 metais jaunesnis. Tai va, esu įpareigotas perskaityti padėkos laišką. Mano mėly brangūs šiauliečiai, širdingai sveikinu su didelė gražia švente. Mūsų miesto simboliškas prabėgusių metų septintukų žaismas, džiaugsmingas ir mano tikro šiauliečio širdžiai. Savo dėmesio ženklais Šiauliai seniai lepina mane. Bet pastarasis apdovanojimas ypač svarbus. Esu tikras, konkurse iškeltieji nominantai, visi pabraukti autoriaus, buvo verti tapti vienu iš 7 Saulės miesto spindulių, bet lemiamą žodį tarė patys šiauliečiai. Romėnai sakydavo, vox populi, vox dei, tautos balsas, Dievo balsas. Su pasididžiavimu priimdamas jūsų pagerbimą, kiek jėgos leis ir ateityje būsiu ištikimas gimtinės ambasadorius ir patriotas, o dabar žemai lenkiuosi ir tariu Jums nuoširdų ačiū. Jūsų draugas, profesorius Saulius Sondeckis, Šiaulių miesto garbės pilietis, Šiaulių universiteto garbės daktaras. Ačiū Jums. Mėly bičiuliai, pats metas sužinoti, kasgi šitame ambasadorių septynetuke yra sekantis. Teatro režisierė, kuri gyvena Jungtinių Amerikos valstijose, Natasha Ogai-Ramer, plojimai. Apdovanojimą atsiims jos giminaitė Vanessa Ražinskytė. Kadangi teatro režisierė Natasha šiuo metu yra Jungtinėse Amerikos valstijose, tačiau jinai atsiuntė jums trumpą laiškelį, kurį jums leidus ir perskaitysiu. Brangūs draugai ir šiauliečiai, aš esu jums labai dėkinga
už man suteiktą Saulės miesto spindulio Šiaulių ambasadoriaus titulą. Mintimi šiandien aš esu su jumis ir kartu švenčiu šią nuostabę mūsų miesto sukaktį. Nataša Ogai Ramer. Saulės miesto spindulys, Šiaulių Jovaro progimnazijos lietuvių kalbos mokytojas Jurgis Rimvydas Šuklyje. Jis ne tik gimtosios kalbos puoselėtojas, bei jaunosios kartos ugdytojas. Šiaulietis už neatlygintiną kraujo donorystę yra apdovanotas aukščiausiu apdovanojimu. Jam suteiktas Lietuvos garbės donorų vardas. Na kas Šiaulių krašte, ir ne tik tai Šiaulių krašte, nežino berniukų ir jaunuolio choro Dagilėlis. Mėly bičiuliai, ateina metas susipažinti su dar vienu šio miesto, šio krašto ambasadoriumi. Jūsų sprendimu juo pripažintas Šiaulių berniukų ir jaunuolio choro Dagilėlis meno vadovas bei dirigentas, Dagilėlio dainavimo mokyklos direktorius Remigijus Adomaitis. Remigijus Adomaitis ir visas Dagilėlio kolektyvas. Dagilėlis ir Remigijus Adomaitis. Mylėjai, leiskite paskelbti dar vieną Šiaulių miesto spindulį Šiaulių ambasadorių. Tai dizaineris, kultūros istorijos puoselėtojas Vilius Puronas. Tai daugelio mažosios Šiaulių architektūros projektų autorius, kultūros istorikas bei kraštotyrininkas. O šio Saulės miesto spindulys. Šiauliečiai geriausiai pažįsta iš jo neretai kontroversiškų pavadinimų kūrybinių sumanymų. Na, jau paverta vien mūsų prie Talšos ežero stovinti didžiulė lapė. Tarp tų garbingų ambasadorių yra ir jauniausiai Saulės miesto spinduliai. Tiems jauniausiesiems apie 20, 21, 24 metus. Taigi šie jauni kūrybingi žmonės jau dabar garsina mūsų miestą toli, toli už jų ribų. Vienas iš jų tai žinomas jau visame pasaulyje akordeono virtuozas. Daugiau kaip 10 metų skinantis aukščiausio lygio įvairių konkursų apdovanojimus. Neseniai baigęs Londono karališkąją konservatoriją. Lietuvos publiką padargęs Lietuvos talentų konkurse. O dabar jau muzika skamba garsiausiose pasaulio scenose. Martynas Levickis. Na ir šiandieną apdovanojimą už jį priima jo mokytoja, Šiaulių miesto garbės pilietė Marija
šį vertinimą. Jis išties priklauso mano mokykloms, mano mokytojams ir galiausiai mano miestui Šiauliams, visada palaikiusiems, tikėjusiems ir įkvėpusiems mano muzikinį kelią. Ypatingai dėkoju Sondeckio menų gimnazijai ir jos mokytojai, savo mokytojai Marytei Markevičienei. Tikiuosi, kad mūsų šiauliečių pasiekimai kaip nenutrūkstami spinduliai ir toliau garsins Šiaulių miestą. Mėly bičiuliai, beliko sužinoti 7. šitam šauniajam ambasadorių 7-tuke. Šiauliai visais laikais garsėjo kaip muzikalus miestas. Ir malonu, kad šiandien Šiauliuose yra ir netrukus į sceną ateis atsiimti šito garbingo apdovanojimo. Žmogus, kuriuo Šiauliai tikrai pagrįstai didžiuojasi. Tai Šiauliuose augusi dainų autorė bei atlikėja Ieva Narkutė. Ieva Narkutė. Muzikų šeimoje talentą ugdžiusi Ieva Lietuvoje išgarsėjo kaip baladės Raudoni vakarai skambėjusios filme Natas autorė ir atlikėja. Savo kūrybą atlikėja šį vakarą pasveikins ir visus mūsų susirinkusius šioje gražioje arenoje. Paplokime Šiaulių miesto ambasadoriams. Visada yra malonu iškovoti pripažinimą savajame mieste. Audringesnės ovacijos, bičiuliai! Tegul jūsų plojimus jie prisimena ilgam.